Get ready with me į šūlę. Aš turiu 10 minučių susiruošti. Taip literaliai 10, dabar yra po 6:57, aš jau turiu būti apačioj, pirmam aukšte ir pusryčiauti. Žodžiu, aš tiesiog, kol aš dariau savo lašės, aš galvoju visą laiką tik apie du dalykus, tai apie kavą, nes arba šilta ir spa. Tarsi aš žiauriai noriu dabar kavos ir aš labai bijau, kad aš nespėsiu pasidaryti. Aš galvoju sacrificing savo visą make-upą dėl kavos. Nes tiesiog, aš nežinau, aš cravinu ir skonį kavos ir tiesiog viską. By the way, aš jau pasidariau skincare, dailyti kremų užsidėjau, nes kol aš breakinu out, aš nenoriu dėti nieko kito. Ir kaip ir sakiau, aš žiauriai noriu varyti spa. Aš nežinau kodėl, bet aš tiesiog nežinau, aš prisimenu grynai vasarą, kai mes buvom tame spa Nidoje, kur naujas atsidarė, buvo taip nice. Šiaip overall vasarą, aš prisimenu vasarą, aš noriu bliauti. Tiesiog šūliai yra dabar toks crazy work overload. Tarsi tiek daug reikia padaryti dalykų, visi yra už pažymį, absoliučiai kiekvienas kažkoks šūdas yra už pažymį. Ir tiesiog, tas pažymys yra tiesiog papildomas stresas. Ir nežinau, man tiesiog, enough is enough. Vakar buvau tose pilatėse, žinau, kad žiauriai patiko. Realiai žiauriai patiko, I'd rather go to pilates nei gymas. That's definitely. Tai mes susitarėm saladą, turbūt vaikščiosim į pilates kartu. Pašūlės ten vieną dieną, bent į savaitę, nes aš neturiu daugiau laiko ir, manau, bus žiauriai nice. Na gerai, jeigu realiai atvirai, tai IB dabar dar nėra taip blogai, turbūt palyginus, kaip bus, aš tikiu. Tiesiog man labai sunku managinti social media ir jeigu jūs manot, kad nėra ką veikti, as a work social media, tai jūs labai klystat, nes labai yra daug darbo. Ir šiaip, aš nežinau, kodėl. Pavyzdžiui, man TikTokas ir Instagramas užima tiesiog tiek daug mano, nežinau, smegenų dalies. Tarsi, aš visą laiką apie tai galvoju, aš visą laiką galvoju apie social media. Ir dar tas lapkritis yra toks kažkoks keistas mėnesis, tarsi, nežinau, šiaip praėjo visi functions, mano gimtadienis, Halloweenas ir panašiai, dabar ko laukti. Aš jaučiu, kad kalėdos ateis žiauriai greitai. Ir dabar toks biški toks. Nežinau, nėra ko laukti. Ir šiaip galimai bus saladas dar gimšė. Tikėkime, kad jinai švęs. Mes kalbėjom, kad jinai dar galvoja. Bent tas, bet nežinau, kažkaip dabar žiauriai boring ir žiauriai daug darbo. Tiesiog, aš žiauriai žvengiu, atėjo mano mama ir sako, ar tu nori pusryčiam ten tokių, žodžiu, sūrio paplotėlį. Žodžiu, aš tokius sūrio paplotėlės valgau. Sakau, gali prašau kavos pieno padaryti, tokiam kavos pieno. Nes aš taip kažkaip niekada negeriu namuose taip kavos labai. Nežinau kodėl. Taip tik kofeinė. Ar ten kažkur. Ir taip ne rytais. Tai čia toks something new. Aš žiauriai vėluoju. Aš nusprendžiau, kad aš noriu iced coffee. Mama dabar padarysiu savo kavą ir tada aš padarysiu ją iced coffee ir pasiimsiu iš šūlę, nes aš nieko nespėjau ir aš net nesusidėjau savo tašės and everything is just so perfect, amazing. Žodžiu, whatever, I'm done. Ačiū labai, kad žiūrėt, visus labai myliu, bučiuoju ir iki.